Sveiki visi, seniai matyti, sveikinu su nauju sezonu, pagaliau sulaukėm. Šiais metais turiu kai ką naujo, gal ne visai naujo, bet truputį kitų konceptų. Tai šiandien tai ir pamatysit, bet pirmiausiai norėčiau pakviesti jūs visus ateinantį šeštadienį atvažiuoti, pasiklausyti mano pasakojimo apie tai, kaip mes su šituo Transalpu keliavom po visus Balkanus. Keliavom 26 dienas, nuvažiavom beveik 9000 km, kas yra pusė jo viso gyvenimo kilometražo. Turėjom nuotykių, matėm daug gražių vaizdų. Kviečiu dar kartą, o dabar turbūt judam prie to, ko čia visi ir susirinkom. Šitos apžvalgos jos bus truputį kitokios, nei jūs įpratę matyti. Viskas susidės iš 3 dalių, kalbėsime su pardavėju, truputį aš papasakosiu, patiko, nepatiko, koks jausmas važiuojant. Ir išgirsite būtent nuomonę iš vartotojo pusės, iš žmogaus, kuris tą motociklą turi, jo važinėja ir pasidalins savo įspūdžiais. Tai tikiuosi, toks konceptas jums patiks ir važiuojam su pirmoju motociklu. Aš jau vėl pamiršau, ką aš norėjau pasakyti šiame pasaulyje. Nežiūrėk, taip gerai. Išleis du. Nu, nežiūrėk, viskas, žiūrėk į tą kampą, gerai? Žiūrėk į kamerą. Nes jeigu žiūrėsi, aš pradėsiu žvengti ir filmuosim 3 valandas, viskas. Ne, tai jis taip vadinasi, ne? Taip. Nu, taip vadinasi. Ar dabar pakeitė pavadinimą? Ne, Excelas. XS dabar. XS. Šiandien testuosim Honda XL 750 Transalpą. Motociklas grįžęs po ilgos pertraukos, grįžęs iš tikrųjų gerokai pasikeitęs ir, kaip suprantu, neblogai visai jam sekasi. Tai šiandien atvykau į Honda saloną, kad šiek tiek papasakotų Artūras daugiau apie Hondas, nes aš nelabai apie jas suprantu, bet va, turim žmogų, ekspertą. Tai sveikas. Labas. Kaip tu? Gerai. Gerai nusiteikęs? Taip. Gerai, tai papasakok truputį apie save, prisistatyk. Esu Artūras. Hondoje dirbu nuo 2014 maždaug. Su motociklais maždaug užsiimu asmeniškai nuo 2019 metų. Iš pradžių su automobiliais dirbai, ne? Ne tik. Automobiliai turbūt kažkiek servizai teko dirbti, ne pačiam servizo priėmime, atsarginės detalės. Paskui link pardavimų daugiau skyriaus, automobilio registracijom, ūkio priežiūrą teko kažkiek padirbti komercijos direktorium. Tai čia tokios geros pareigos, skaičiau. Kaip čia dabar iki motociklų? Tai iki motociklai buvo turbūt ir hobis ir noras su jais dirbti. Tai teko per pasikeitimus prisiimti jų priežiūrą, pardavimus ir visą ūkį. Tai taip ir dirbam dabar. Tai vienas dirbi su motociklais? Vienas su motociklais dirba, taip. Tai tu atsakingas už visus Hondos pardavimus? Taip. Spėji? Spėju. Spėji viską? Viską spėju. Matau. Spėtumė dar daugiau. Gerai, tai gal ieškai darbuotoją? Neieškom darbuotoją. Aš suprantu, kodėl tu neieškai darbuotojų. Gražiai sėdėk, kas yra. Nu, Kiek metų pats vairuoji motociklą? Vairuotojo pažymėjimą išsilaikiau motociklą apie 2005 metus turbūt. O važinėjau visą laiką. Tai nuo 10 metų turbūt su tais sovietiniais Deltom, Stelom ir visais kitais. Legendiniais. Teko ir Minską, ir Javą turėti ir kitų motociklų. Turbūt pirmas tas iš greitesnių gal Suzukis buvo, jau europinis. Normalesnis. Brandas. Ja. Tai buvo tarpas, kada be motociklo gyvenom, nes vaikai atsirado, nebuvo laiko. Po to kažkaip vėl priėjau. Tai dabar kiek motociklų turi pats? Visus 10 bandomuosius. Visus 10 bandomuosius. Kam tau turėti asmenį, turbūt neapsimoka. Tai kad nereikia. Nereikia. Nereikia, įmi ir važiuoja turbūt bet kada. Taip. Bet koks, pavyzdžiui, tavo motociklas gal įsiminė,
kurį ar turėjai, koks buvo pats mieliausias, smagiausias, kur tikrai sakai, nu, va, fainas buvo, geras daiktas. Turbūt nėra tokio. Nėra, Ne. nieks nepatiko. Ne tai, kad nepatiko, bet kiekviena kelionė turi savo tą skirtingą motociklą turbūt. Taip, manau. Tai priklausomai, kur važiuoja, tokį motociklą renkiesi, kai turi galimybę pasirinkti. Iš 10. Iš 10 miestų motroleris, kelionėmis į miškus, Labai gerai. miškų. Gerai gyveni. Neturim laiko, kada važiuoti Ne, per darbus. čia yra blogiausias dalykas, kai neturi laiko važiuoti. Bet čia, Nes man visi atrodo, draugai, visos kelionės vyksta vasarą į kalnus, Alpes, bet kur, o tu negali važiuoti. Tau pats smagiausias darbymetis vyksta. O rudenį jau niekas nenori važiuoti. Nu taip. Tai gal turi kokį svajonį motociklą? Nu jeigu, tarkim, sakykim, nebedirbi čia, nebeturi tų 10 motociklų, Jo, turbūt Goldwingas. Goldwingas. Jo. Rimtai. Taip, Fotelis. taip, Tikrai. taip. Ir nenorėtum endurkių, nieko Ne. nereikia. Ne, Komforto. tai nori. jo, jeigu, žinai, kaip čia pasakas, jeigu gražiai vietos yra, tai faktas, kad vėl taip pačiai susidėlioti lentynėlės pagal tai, kur Nu, pagal važiuoja. paskirtį. Taip, Bet jeigu vieną Goldwingą. bet jeigu vieną, tai turbūt jo Goldwingą. Nu šitas geras. Pirmą kartą turbūt girdžiu. Nu kaip, ta prasme, svajonė moca, kad būtų Goldwingas. Geras. Automobilis ant 2 ratų toks. Ne visi automobiliai tiek turi, žinai, funkcijų. Kiek. Nu taip, taip. Tas motociklas. Nu gerai, tai pereikim prie žvaigždės šio vakaro. Taip, turim Honda Transalpą, kitaip sakant, XL750 modelį. Praeitais metais atgimusi. Bazinė komplektacija nuo 11 000 prasideda. Iš techninės pusės turbūt turim 750 kubinių centimetrų variklį, 67,5 kW variklio galę, priekį 21 ratą, gale 18 ir nemažą priedų sąrašą. Kiek sveria motociklas? 208? Čia jau su skyšiais, Taip, bet be bako. su Baku? su skyšiais. Nu tai labai lengvas. Pakankamai. Pakaba reguliuosi tiek priekį, tiek gale, ne? Jo. Standartiniai įrangoje yra 5 važiavimo režimai. Sportinis, standartinis, žvyras, offroadas ir vienas reguliuojamas pagal vartotoją. Tada ABS-o galimybė išjungimas ir trakšino išjungimas galimybė. Gali išjungti trekšiną? Gali ir ABS-ą. Okay. Tik galiniam ratui. Turi pilnai ledinius žibintus priekį galą. Gerai, viskas pasakė, viską. Mhm. Ką čia daugiau apie tą modą Tai sakyti? kad čia nieko nėra. Papildomai galima uždėti ir matom, kas yra uždėta. Tai rankų apsaugos, šildomos rankinos, aukštas stiklas, vėjo deflektoriai, lankų komplektas, rūko žibintai, dugno apsauga. Dar gali būti galinės daiktadėžės komplektas. O centrinė kojelė jau eina Centrinė kojelė irgi papildomai. papildomai. Taip. Žinau, paminėjau greitą pavaros perjungėją, ne? Kaip shifterį. Nesakai dar Tai apie jų šifterį. Jis irgi už papildomus pinigus. Bet jisai programuojasi, ar jisai turi įsistatyti mechaniškai? Mechaniškai įsistato ir susiprogramuoja. Mm. Priedų kainos, grubiai visas bendrai komplektas maksimalus apie 5000 eurų. Nu, tai nemažai Čia išbrangsta viskas išvardinta, motociklas. jo. O priedų, pavyzdžiui, kainos jūs skaičiuojat atskirai su montavimu, be montavimo, ar Čia montavimas tik ten priedų atskirai? kainos yra, o atskirai, žinant, kokie bus priedai, galim tada paskaičiuoti ir montavimą. Kuro bako talpa 17 litrų, vidutinės sąnaudos 4,3 litro. Tai nedaug, 100. čia turbūt taip ramiai važiuojant. Kaip visose Hondose. Taupiai. 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 Mes už taupumą. Ne, nu rimtai Afrika iki 5 litrų. Eik tu, Taip, 4,9. nes nevalit. Nu, tai taip. Tai jeigu nevalint ir benzo nesibėnė. Tai kokie privalumai motociklo prieš konkurentus, ką mes turim konkurentų, šiaip Suzukis dabar turbūt neseniai atsiradęs? Suzukis, KTM, turbūt BMW, Yamaha, Tenerė. Gal. 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 Šitą iškirpt ar palikti? Gali palikti. Nu tai kodėl Transalpas geresnis už kitus? Ką jisai turi? Gerą kainos kokybės santykį. Pagamintas Japonijoje. Patikimas? Labai patikimas, taip. Gedimų daug turi, pavyzdžiui, toks Visiškai be. motociklas. Ne vieno, kiek parduota va, tokių motociklų buvo praeitais metais, žinai? Apie 14. 14. Šiais Jo. metais?
turbūt link kažko panašaus. Ir šiai kol dienai. kas ne vienas Be gedimo. neturėjo visiškai Ne, gedimų. ne. Viskas tvarkoja, važiuoja. Apart sulaužimų, gedimų nėra. Nu tai Honda pateisina savo vardą. Taip. Normalu turbūt. O kiek kainuoja, gal žinai, kiek kainuoja, tarkim, pirmas aptarnavimas? Po 1000, ne pirmas aptarnavimas? Pirmas po 1000, sekantis kas 12 iki 150 eurų. Su viskuo, Su medžiagom ir darbais, taip. Ar dažnai klientai renkasi vėl nusipirkti Honda motociklą, tarkim, turėjo, kad ir Transalpą ar kažkokį mažesnį ir sako, ateina, sako, norėčiau kažko didesnio, patinka, ar yra tokių grįžtančių klientų? Grįžtančių yra ir manau pasisusių yra. O jo, iš tikrųjų yra, nes auga su motociklais patys ir ateina didesnių motociklų arba keičia gyvenimo būdą, ateina, keičia į motorolerį, tarkim, iš motociklo. Tai visokių yra, bet taip daug. Ir turbūt dažnai daug kas turi po kelis motociklus dabar. Ir ne vieną, ir ne du. Ir ne vieną, ir ne du, teisingai. Gerai, užteks sėdėti, metas važiuoti ir prasitestuoti Transalpą. Artūras buvo labai geras ir davė man jį ilgesniam laikui neįprastai. Tai nusprendžiau pasikviesti savo kitą draugą Artūrą, kuris vairuoja tokį patį motociklą nuo praeitų metų. Ir kartu išvažiavom pasivažinėti. Gerai, būkim biedni, bet teisingi. Kodėl visi perka Hondas? Honda turi gerą vardą. Tai yra patikimas motociklas už prieinamą kainą. Jo yra parduodama daugiausiai Lietuvoje. Visgi tai yra japonas, gaminamas ganėtinai senai, turintis įvairių modelių, didelę tikrai pasiūlą. Savo motociklą gali išsirinkti turbūt kiekvienas. Iš pradžių buvau truputį skeptiškai nusiteikus ties šiuo modeliu, nes esu bandžiusi jo pirmtakus, pati turiu senesnį Transalpą ir iš tikrųjų jie yra labai nerangus, tokie lėtapėdžiai ir ta pakaba tokia labai jau per minkšta. Tai tikėjausi kažko panašaus ir iš šito atnaujinto modelio, bet buvau labai nustebinta. Tik pradėjau važiuoti, supratau, kad motociklas tikrai važiuoja gerokai smagiau. Technologinis šuolis padarytas puikus, motociklas labai smagiai valdosi, ant jo sėdėti yra be galo patogu, atrodo, kad tiesiog įkritai, va čia va yra tavo vieta, atsisėdai, susijungiai su motociklu, nuvažiavai. Atrodo, kad jūs esat vienas kūnas. Tikrai komfortiškas daiktas, tai su juo leistis į ilgą kelionę būtų ne problema. Net man aukštesniai, man patogu tiek sėdėti, tiek stovėti ir praktiškai nereiktų net nieko koreguoti, nors dažniausiai norisi kelti vairą aukščiau. Bet šita modelyje viskas atrodo kaip ir smagu, tvarkinga, patogu ir iškart galima važiuoti. Motociklui galios tikrai pakanka, sukasi jisai smagiai, o ir vibracijų nesijaučia, toks jausmas, kad čia ne 2 cilindrai. Važiuojant tiek tiesiąją, tiek linkstantį posūkį, atrodo, kad motociklas sveria gerokai mažiau nei iš tikrųjų, kas suteikia tikrai didesnį malonumą vairuojant. Meniu ir skydelis gali iš pradžių pasirodyti gal kiek painoki, bet po kelių minučių praktikos ir pažinties supranti, kad iš tikrųjų viskas yra čia labai gerai apgalvota ir tie atskiri mygtukai, pavyzdžiui, skirtingiems režimams įjungti, jie yra labai patogus, tu vienu mygtuku paspaudimu gali greitai persijungti režimus. Apie išvaizdą daug neišsiplėsim, tai yra kiekvieno skonio reikalas. Žinoma, tai nebus motociklas, kuris labai akivaizdžiai išsiskirs iš minios, bet tai yra tikrai traukiantis akį dizainas, viskas su juo yra tvarkoj ir aš asmeniškai priekaištų čia neturiu. Norint išbandyti važiuoklę, visada darau tokį testą. Važiuoju, kur yra didieji gulintys policininkai ir bandau pravažiuoti jį kuo didesniu greičiu. Tai su Transalpu siūlyčiau per tokius kalniukus važiuoti kiek ramiau. Važiuoklė yra ganėtinai minkšta. Aišku, ją galima pasireguliuoti, tačiau norint Transalpą pritaikyti agresyvesniam važiavimui, turbūt reikėtų važiuoklę visgi pasikeisti. Važiuoklės minkštumas pasijautė ir bandant šiek tiek didesniu greičiu įveikti posūkius. Buvo toks šioks toks bangavimas, bet manau, kad šitoje vietoje pilnai užtektų tiesiog susireguliuoti, pakietinti standartinę važiuoklę. Tačiau šioje vietoje turime ir pliusų. Važiuojant mūsų jau ganėtinai prastos būklės keliais, minkšta važiuoklė tikrai padeda. Taigi, jeigu nesate agresyvus vairuotojas ir jums reikia komforto, šis motociklas puikiai tiks.
Stabdžiai darbą atlieka, žibintai šviečia tikrai gerai, o visa kita tik smulkmenos. Apibendrinant galiu pasakyti tik tiek, kad su tokiu motociklu važiuosit ilgai, patogiai ir greičiausiai jokių bėdų neturėsit. Ne veltui didelė dalis vairuotojų renkasi Transalp modelius. Tiek senus, tiek naujus. Jie savo vardą jau išsigalvoja. Aš asmeniškai mielai su tokiu motociklu važiuočiau aplink pasaulį. O dabar metas pakalbinti žmogų, kuris su šituo motociklu tikrai yra susipažinęs geriau nei aš, prasukęs daugiau kilometrų ir galės plačiau papasakoti apie savo įspūdžius. Tai ką, šiandien mūsų apžvalgoje antras svečias ir antras Artūras. Turim antrą Artūrą, sveikas. Tai šitas Artūras pas mus dėl to, kad papasakot truputį apie Transalpą iš vartotojo pusės. Jisai Transalpą įsigijo praeitais metais, taip, kai tik jis išėjo. Ir jisai truputį papasakos mum, kaip tas motociklas patinka, nepatinka ir kodėl būtent tokį išsirinko. Tai prisistatyk, Artūrai, visiems. Artūras, 18 metų kaip vairuoju motociklus. Tai jau nemažai. Jeigu dar prisiminti vaikystę, tai ir mopedų kažkada tokių Ryga 12 teko pavažinėti. Daugiau gedų, daugiau taisymų negu važiavome, tai buvo tada mano pirma patirtis. Taip, o jeigu rimtai, tai motociklizmu susidomėjau prieš 18 metų. Pirmas motociklas buvo Yamaha XJ600 Diversion. Toksai, kaip sakyti, sportinis, turistinis, vadinkime. Mačiau nuotraukose. Jo, tai su juo draugavau 8 metus. 8 metus, kol nepabandžiau turistinių motociklų. Ir užsikabinai iš karto. Ir užsikabinau. Tai tada, kaip sakyti, sėdau ant Transalpo XL 700. Tai buvo ta paskutinioji karta prieš šitą modelį 2008 metų. Ir su juo, 9 metus. Iki praeitų metų. Tai nemažai, 9 metų. Jo, ir labai džiaugiausi, labai buvau patenkintas to motociklu. Sakiau, nieko man daugiau nereikia, kol nepamačiau šito naujagimio ir kol aš ant jo, taip sakant, neatsisėdau, nepatestavau, o kai tik patestavau, viskas sakiau, šitas mano. Gerai, susižavėjau tai kaip čia taip nusprendėjai pasikeisti motociklą? Ar atsibodo, ar tiesiog norėjai kažko naujesnio? Ne, galbūt mintis tokia jau brendo ir seniau, keletą metų, kad vis tiek reikės dar kažkokį tai įsigyti naujesnį, daugiau kur naujų technologijų. Bet kadangi atsirado Transalpas, aš ten skaičiau apie jį, kad vis laukia Transalpo mylėtojai, kad tuoj Honda parodys. Ir po to praeitais metais per kaip tik motosezono atidarymą, jisai buvo išstatytas palapinėje, priėjau, pažiūrėjau, susitariau dėl testinio važiavimo ir labai patiko. Ką dar testavai be Transalpo? Kas dar buvo tavo sąraše? Tuo metu dar dairiausi į Husqvarna, Norden 901. Taip pat, taip sakant, jeigu nebūtų atsiradęs Transalpas, tai turbūt būčiau aš ir įsigijęs. Bet tokia išpuolė puikiai proga patestuoti tą pačią dieną 2 motociklus ir tiesiog tada labai jau buvo paprasta apsispręsti. Vienas po kito, tai taip ir geriausiai, iškart gali turbūt palyginti. O kas nepatiko Husqvarnui? Kodėl būtent pasirinkai Transalpą? Kaip sakyti, aš niekad nenoriu sakyti, kad kas nors ten blogo ten to Husqvarnui, nes tikrai turiu ir pažįstamų, kuriem labai patinka tas motociklas ir puikus tas taip pat motociklas, bet jeigu taip palyginti, tai man pirmiausia jis pasirodė per platus šiek tiek. Per platus, nes aš nedidelio ūgio, tai ten, kaip sakyti, kojam sunkiai siekiu žemę. Tai tau būtent kurioje vietoje? Per sėdynę buvo? Jo, ten jisai per sėdynę platokas. Tai vienas dalykas. Toliau, kas dar man, gal ten tik tai tam konkrečiam modeliui buvo, bet buvo gana didelės vibracijos. Nustebau tiesiog važiuojant tokios vibracijos, kad veidrodėliai tiesiog taip purtėsi, kad sunku buvo įžiūrėti iš paskus važiuojančias mašinas. Tai va čia tokie, ir kas dar sakyčiau, man užkliuvo, tai reiškia važiavimo režimų perjungimas gana sudėtingas. Reikia važiuojant, maigyti mygtukus, lysti meniu, kad ten jis pasirinkti norimą režimą. Tai va. Žodžiu, tas truputį pasirodė sudėtinga? Jo, tas pasirodė truputį, kažkaip tai man keistai pasirodė.
Tai va. Ir Honda labiau užkibo. O po to sėdau ant Hondos ir sakau, jisai iš karto man toks truputėlį siauresnis, mano kūno proporcijomis labiau tiko. Tai va, ir eiklus, nu, tikrai puikus motociklas. Dabar jeigu galiu palyginti, aišku, puikiai su tuo Transalpu senesnių modelį, kurį turėjau. Tai kodėl, taip sakant, taip greit apsisprendžiau. Jo, nes šitas motociklas pirmiausia jisai lengvesnis, 11 kg už prieš tai buvusi Transalpą ir 50 ar 55% galingesnis. Didelis skirtumas. Jo, čia 68 kW, prieš tai buvusi 44 kW. Tai skirtumas ženklus. Ten 5 pavaros, čia 6 pavaros naujam. Ratai vėlgi čia 21 priekinis, galinis 18, jeigu praeitam buvo 19-17. Tai šitas mažiau jaučia visokias duobutes, ne, ten drąsiai važiuoja. Tai va, kas dar, nu ir aišku, jame čia jau prikrauta elektronikos, bet aišku, nėra pertekliaus, tiesiog tas, kas būtina, ko reikia patogumui. Bet aišku, tokie malonus irgi žaisliukai, kaip, nu, galima sakyti žaisliukai, bet iš ties tai labai naudingi dalykai, kad automatinis posūkio išsijungimas, avarinis stabdymas, iškart pradeda tenais energingai mirksėti tą lemputę, ką reiškia senajam Transalpui, tai aš pirkau kaip gadžetus, pats tokius dalykus montavau, tai čia šitas yra jau viduj. Tai va, 5 vairavimo režimai, važiavimo režimai. Labai lengvai, patogiai junginėjasi vienu mygtuku, niekur nereikia ieškoti, intuityviai tiesiog ant vienu mygtuku tu išsirinki kokį nori režimą. Patogiai čia tas dalykas padarytas. Kas dar didelis interaktyvus displėjus. Yra ten pasirinkimai iš 4 režimų, juodas, baltas ir visokie tenais, kas kam patinka. Nu va, tai vienu žodžiu. Žaisliukai, funkcijos, akiai malonus dalykai. Jo, labai malonus ir labai smagus motociklas. Ir aišku, jo tas sukimo momentas geras, sakyčiau, kaip tokiam svoriui, 75 Nm, tai gana įklus motociklas. Ir sūkiai nuo pat apačios iki viršaus, trauką turi puikiai. Ir pirkai tu jį Lietuvoje, Hondos atstovybėj, pas bendravardį Artūrą. Tai kadangi šiandien mes jau su juo šnekėjomės, jisai tuoj siunčia dovanų, pasipuošim. Wow. Čia tokios dovanėlės, galim iš karto užsipakuoti, kaip smagu, užsidėti. Aš jau kadangi irgi pati esu Transalpo vairuotoja dabar, tai labai viskas tiks. Jo, ir jeigu minėjau apie pasipuošę, galim tęsti. Jeigu minėjau apie Husqvarnos tas vibracijas, tai vat, kai iš karto įsėdau ant šito, nu, idealiai. Po to jau perskaičiau internete, kad labai gerai subalansuotas variklis, yra specialūs balansiniai smagračiai viduj, tam, kad visiškai gesinti tas vibracijas. Tai sakau, su juo važiuoju taip, kaip kažkada su Yamaha važinėjau 4 cilindrų, kuris kaip automobilis ten be jokių vibracijų važiuoja. Tai šitas praktiškai taip pat. Dabar aš irgi turėjau progą prasitestuoti, pravažiavimo abu ratuką. Tai tas tikrai jaučiasi, kad nėra motociklas toks barškalas, kaip tarkim žiūrint, lyginant su KTM, Husqvarna, čia tai tas pats motociklas, tie patys motociklai. Tai iš tikrųjų ten jaučiasi tas barškėjimas, nu, daug ir dažnai, ir jis truputį yra nervinantis ir kaip tu sakei, veidrodėlį iš tikrųjų yra sunku kažką pamatyti. Tai va tas jaučiasi, kad ant Hondos tos vibracijos yra labai minimaliai. Aišku, ant žemesnių sūkių, jeigu bandai vaduoti daugiau gazo, jaučiasi kažkiek, bet tai yra visiškai normalu ir tikrai jinai netokia baisi ta vibracija. Tai dabar papasakok apie pliusus, jau kaip ir išgirdom, apie minusus. Galbūt ką nors pastebėjai, kas tau kliūna, ką norėtum pakeisti, kas galėtų būti geriau. Gal, sakyčiau, dar grįžtant prie pliusų, ką dar norėčiau paminėti, kad jeigu praeitas Transalpas, tai buvo, kaip sakyt, jis buvo taip gaminamas daug plentui, vadinkim tai, asfaltui ir su truputėliu nuvažiavimo į žvyrkelius, taip vadinkim. Taip ir visur skelbė ir reklamavo Honda. Tai sakyčiau, šitas motociklas jisai
labiau netgi pritrauktas prie bekelės. Su juo galima drąsiau važiuoti į bekelę, negu su prieš tai buvusiu modeliu. Jisai stabiliau stovi. Jisai, sakau, vien ir tai, kad ratai didesni, tam pritaikyti. O jeigu dar įsijungti ten specialius tos režimus, bekelės režimą, tai galima visi drąsiai jaustis. Taip, ten grinai bekelės fanam, tai galbūt šitas motociklas, sakytų, ir nėra visiškai tinkamas, nes čia negali ABS visiškai atjungti, negali traction kontrolės pilnai atjungti, bet pasirinkęs vartotojo režimą ten galima sukonfigūruoti, kad minimaliai kištosi. Ne? Tarkim, iš penkių tų padėčių įmanomų, tai galima numažinti iki 1, kad vos padėtų jau kritiniu atveju. Tai tu turi, žodžiu, vieną iš režimų, turi tokį, kur pats gali pasidaryti, susikonfigūruoti ir turėti savo vartotoją. Ir ten yra reguliuojama berods gale, variklio stabdymas, ne? Ir trekšinas. Trekšinas ir ABS. Ir ABS dar. ABS, jo. Tai va, o dabar, jeigu klausti apie ko trūksta, tai aišku, pirmiausia nustebino, kad kruiz kontrolės nėra. Visai nėra. Nėra. Jeigu gazas šiandien elektroninis, tai padaryti gamintojui tikrai, manau, čia nebuvo problemos. Tai visą laimę, kad yra internetas visagalis ir yra aftermarketas, yra firmos, kurios yra ir labai pagamina tikrai vertą dėmesio. Pas užsisakęs, laukiu, turi atvažiuoti. Tokia didelė paklausa ten iš ankstinis užsakymas. Oho. Sakant, jo, tai ten, tai laukiu to gadžeto tokio. Toliau, kas dar, sakyčiau, čia gali būti pliusas, gali būti minusas, kai kam trūksta, kad tai nėra bekameriniai ratai, bet aš taip pilnai suprantu, kodėl gamintojas būtent kamerinius ratus daro tokiam motociklui, nes jeigu jisai orientuotas ir į bekelę važiuoti, tai stipininiai ratai, aišku, jie geriau amortizuoja. Kitas dalykas, jeigu kažkur tai įvažiavus į bekelės kalnuose, kalnų keliukose pažeistum ratlankį, jeigu tai būtų bekamerinis ratas, tai įsivaizduok, kaip ten jį sutvarkyti, kaip ten pripūsti oro paskui. Netgi stipriai pradūrus, visiškai išleidus orą, užtaisius tą skylę lauko sąlygom, su kuo prisipūsti tą pirminį, vadinkim, slėgį sukurti. Jo, reikėtų gan tokios stiprios pompos. Tai va čia. O kai su kamera, tai čia gali ir su rankinė pompikė, ne, užsipompuoti. Tai pavargsi, bet... Truputį daugiau pavargsi. Tai va, tai sakyčiau, kruiz kontrolės, ko pritrūko, toliau dėl kamerinis, bekamerinis ratas, bet čia, taip sakant, irgi mėgėjų. Kiti galbūt, kas vien plentų važinėja asfaltų, tai sakytų, jiem labai gal pasigestų to bekamerinio rato. Ir turbūt viskas. Gerai, toliau galim kalbėti apie finansus, taip. Tai finansai, kiek kainuoja nuogas ir ką tu pats prisikomplektavai, kiek tau iš viso kainavo susidėti tokį motociklą. Jo, aš nežinau, kiek dabar kainuoja. Taip kalbėkime. Praeitų metų tai kaina tikrai labai patraukli buvo. Ten buvo 11 200, kiek aš atsimenu. Bet aišku, jisai nuogas visiškai. Nuogas. Bet stabdžiai yra, važiuoja gerai. Užsiveda, puikus lempa dega. Jo. O po to jau, aišku, kiekvienam pagal skonį ir pagal kišenę gali pradėti komplektuoti. Tai va, pasiūla labai didelė Hondos. Tu tikrai jau tiesiai iš Hondos gali susipirkti aukštos kokybės gerus įvairiausius priedus. Tai ką aš šiandien įspirkausi, tai be abejo lankai apsauginiai, variklio apsauga, priešrūkiniai žibintai, quick shiftingas, norėjosi manionis. Oi, čia labai geras dalykas. Neturėjau tokio dalyko, jo. Toliau kas dar pas mane, reiškia, šildomos rankenos, rankenų apsaugos, paaukštintas stiklas, dėžės, be abejo, dėžės, čia matot vieną dėžę, jeigu didesnė kelionė, aš turiu dar ir šoninės dėžės. Tai dabar vienu žodžiu apsirengęs aš jį maksimaliai. Centrinė dar kojelė? Centrinė kojelė, dar centrinė koja, taip. Ir kiek, čia maksimumas, taip, ką tu gali uždėti ant šito motociklo, čia yra maks. Tai čia dar dėti, kas ką prisigalvoja. Tai gali dangtelius pradėti dažinėti ir kitokias. Bet šitas toksai komplektas standartinis, tai dar pabrangina maždaug 50%.
Taip, nu, mažiau biški, bet apie 4000 dar prie motociklo kainos. Tai visi šitie priedai dar papildomai 4000, tai Jo. tau kainavo apie 15 000 eurų. Taip. Verta? Verta, tikrai verta. Džiaugiesi, nesigaili. Ne, labai džiaugiuosi, jau skaitau vieną sezoną beveik atvažinėjau ir labai džiaugiuosi ir tikrai visiems rekomenduoju. Pagal mano gyvenimo būdą, mano važiavimo manieras ir stilių, nes, kaip sakyti, į didelės bekelės su šito motociklu nelindu, tam turiu lengvesnį. Honda CRF turiu 250, tai jau ten į Hondos miškus, fanas. į laukus, tai ten su tuo. Ten jau galima drąsiai. Taip. Jo, bet šitas motociklas man daugiau kelioninis arba tokiem ilgesniem savaitgaliniam pasivažinėjimam. Aha, dar vieną nepaminėjau. Minėk. Hondos perliuką. Ne? Nu. Jo, čia yra labai puikiai padaryta sąsaja su smartfonu, su telefonu. Tarp kitko, šiaip kitas Artūras minėjo, kad Lietuvoje likta programėlė neveikia ir klausimas, kaip tu sugebėjai tą programėlę atsisiųsti ir kaip tau ten viskas veikia. Ne, tai programėlė veikia puikiai. Nu tai viskas gerai, tai jis kažką primena. Jinai nemoka, ne, viskas teisinga. Jisai, matyti, Honda oficialiai jos nėra Lietuvoje pristačiusi. Bet jinai Hondos puslapyje yra, ten galima parsisiųsti nemokamai, oficialiai. Tik tai norint, kad Lietuvoje veiktų, reikia pasirinkti kitą regioną. Instaliuojant, ten pasirinki. Tiesiog regioną. Jo, pavyzdžiui, Lenkijos regioną pasirinki ir viskas puikiai veikia. Lenkijos regionas, anglų kalba ir viskas veikia. Jo. Tai ten, kuo jinai patogi, kad, reiškia, atsiranda vienas dar slankus ekranas ir tokios funkcijos atsiranda kaip navigacija. Bet navigacija tai yra, reiškia, tau balsu pasako posakius į dešinę, į kairę, tiesiai į dešinę, į kairę. Tai nėra tas įprastinis navigacijos ekranas, nedidelis. Pagalbininkas, vadinkim taip. Nu, šalia jisai toksai ekrane. Mažas ekraniukas. Mažas ekraniukas. Jo. Toliau, kas yra, toliau yra orų prognozės su ir esama temperatūra ir galima išsišaukti paspaudus iš šono prognozę. Valandai, 3-5 valandom tau į priekį pasako. Yra, reiškia, muzikinis grotuvas, viskas valdoma nuo vairo. Aišku, telefonas, atsiliepti telefoną, perskaityti žinutės, žinutės balsu perskaito. Tu tik tai duodi komandą, kad jeigu matai atėjo žinutė, duodi komandą klausyti tau. Ir lietuvišką irgi perskaito žinutę? Kai kurias žinutės reikia kartais pagalvoti, ką čia reikia pasakyti. Jo, tai va, bet aš tikiuosi, jeigu adaptuos mūsų regionui, tai adaptuos matyti ir balsą tada prie lietuviško teksto. Nu tai va, tai tokie smagumai. Ir programėlė nemokama, ir su navigacija, su viskuo nemokama. Jo, ir navigacija, ta programėlė turi savo, bet puikiai, jeigu paleidi Google Mapsus, tai Google Maps ima viršų ir tada tu reiškia viską, gali ten telefoną savo prisitaisęs dar turėti ir žemėlapį prieš akis ir kartu balsu turėti, taip sakant, patarimus, į kurią pusę sukti ir važiuoti tiesiai ir taip toliau. Gerai, labai naudingas dalykas iš tikrųjų, nes KTM programėlė, jinai taip ne visai gal gerai veikia, jeigu lyginant, ir jeigu nori navigacijos, reikia papildomai už tai susimokėti. Tai va čia jau yra Hondai pliusiukas šitoje vietoje geras. Dar nepaklausiau, kiek garantijos duoda Honda. 2 metai turbūt. Taip. 2 metai su ridos apribojimu ar be. Tai gali, žodžiu, aplink pasaulį 2 kartus apvažiuoti ir paprašyti, kad tau variklį pakeistų. Turbūt. Dar skubėk ir spėsi, dar manau, į tokią kelionę. Gerai, tai žodžiu patenkintas, viskas tvarkoja. Dar norėjau tavęs paklausti dėl pakabos. Ar tau patinka ta pakaba? Jinai tokia minkštesnė, kiek aš pastebėjau. Važiuojant, tarkim, kažkokiu, tarkim, tokiu nelabai lygiu keliuku, su duobytėm, jinai puikiai dirba, bet jeigu atsiranda kažkokios didesnės kliūtis, duobės, jinai taip truputį galbūt man pasirodė per minkštoką. Kaip tau su to pakaba? Kaip sakyti, važinėjant vienam, kaip aš važinėjau, tai mane pilnai tenkina. Pilnai užtenka. Jo, tai be abejo, čia, kaip sakyti,
Nu, reikia suprasti pagal kainą. Tai Nu, nėra, taip. tai nėra automatiškai reguliuojami amortizatoriai, nei priekiniai iš vis nereguliuojami. Bet gali pasireguliuoti. Gali mechaniškai pasireguliuoti. Jeigu važiuoji ten dviese ar... Tai aš taip ir galvoju, kad jeigu kažkas važinėja dviese, turi dažnai, kaip sakant, pakeleivį, tai pajusto diskomfortą, nes be abejo, ten mechaniškai reguliuoti nėra patogu. Bet vėlgi, mačiau, aftermarkete pilna dabar yra reguliuojamų, ko tik tai nėra. Ko tik tu nenusipirksi tam aftermarkete, ten Jėzus. Jo, bet be abejo, jeigu ten lyginti su kokiu KTM, kur yra pilnai reguliuojamos elektroniškai šitos... Ne, tai palaukti, kad tam bet ten kaina iš karto... yra 1290, čia jau kito segmento motociklas. Jeigu paimt to paties segmento motociklą, konkurentą, va, tarkim 7-890, tai ten irgi viskas daroma ranka. Aš diskomforto nejuntu, tikrai galiu pasakyti, kadangi nežinau, ar aš turėdamas galimybę reguliuoti pakabą, ją reguliuočiau vienas važinėdamas, nes tiesiog to poreikio nėra. Ir tai turbūt dar reikia sugebėti teisingai daryti, nes gali taip prireguliuoti, kad ten čia reikia ir patirties. Išmest tave po to išvis nuo to motociklo. Gali žirgas pasisparinti ir numesti. Gali, tikrai. Dar toksai klausimas dabar kilo, ar bandėjai maksimalų greitį? Nu, nesu aš toks entuziasmas, 18 bandžiau, bet daugiau jau ne. 18? Jo. Hipotetiškai 18 bandėm Vokietijos autobane, kur galima. Ir kaip stabiliai jaučiasi, viskas gerai. Taip. Ir trauka tokia, aš tai pastebėjau, kad trauka sumažėja gal tiek 130 kažkur va taip, ne? Pradeda jisai truputį lėčiau įsibėgėti, nu tai yra normalu, čia ne litrinis motociklas. Bet toj vietoj pastebėjai, nuo kurios maždaug vietos jisai biškai lėčiau taip bėgėsi? Nu, turbūt, gal ir geras tavo pastebėjimas, jo. Bet jo, kaip sakyti, šiaip tai mano įprastinis apsikos kruizinis ten tarp 4-5 tūkstančių, bet pats malonumas atsiranda, jeigu ten maždaug 7 pasiekia tūkstančius, va tada jau jisai... Raketą įsijungia, ir jisai taip, kvėpavimas. Ir variklis groja labai gražiai, ten atsiranda toks riaumojimas. Šiaip tikrai variklio garsas man labai patiko važiuojant, labai jisai maloniai burzgė, netgi norėtųsi kažkokį išmetimą užsidėti, kad labiau atskleista garsą, nes girdisi, kad tikrai jis būtų labai gražus su geresniu išmetimu, nu, to aftermarketiniu, ne ES reikalavimus atitinkančių. Tai va, tikrai variklio garsas tikrai gražus ir ką aš pastebėjau, kaip vis tiek va tau sakai ir kaip žemesniam žmogui viskas okei, tai man netgi aukštesniai viskas tikrai irgi patogiai, komfortiškai sėdėsi ant motociklo ir kas yra labai smagu, kad atsistojus būtent į tą enduro važiavimo poziciją, netgi viskas kaip ir tvarkoja, net nesinori ir aukščiau vairo kelt. Gal šiek tiek, bet tarkim irgi sėdėjus ant, kaip pavyzdys KTM-o, norisi jau iškart labai pasitokia sportiškesnė, žemesnė sėdėsena pati. Čia tokia komfortiškesnė ir netgi va man su mano ūgiu 1,83 atsistoju ir patogiai viskas iškart va stovi gražiai patogiai ant to motociklo. Baka gražiai susispaudė, viskas super kaip ir tokia sėdėsena Hondos tikrai, man atrodo, visą laiką labai jie tokia eina į komfortą, į tą patogumą važiavimo. Tai gal dėl to suprantu, kodėl pasirinkai būtent Transalpą, kad jisai toksai yra tikrai komfortiškas motociklas. Su amžiumi jau norisi komfortą. Norisi sėdėti gerai, patogiai, ilgai važiuojant. Padangos dabar tos, kurios prasiduoda su motociklu, tai jos tikrai asfaltui pritaikytos. Bekeliai, sakyčiau, ne. Norisi aštresnių. Ir aš taip galvoju, kad šitas suvažinėsiu be abejonės. Ir tada turbūt kažkokias aštresnės truputėlį nusipirksiu. Kažką aštriau pikčiau. Nori bekelį. Šiaip tai geros, dulno po padangos tikrai asfaltė puikiausiai jos dirba, bet į bekelį buvau įvažiavęs į vieną tokį, kaip remontuojamą kelią, kur žvyro šviežiai tik tai papilta, nu tai jau ten paplaukiau kaip reikalas. Jau ten galvojau, kas čia darosi. Nu taip, iš tikrųjų pripažinkime, padangos. Jos tokios turistinės, gal šiek tiek, o šiaip lengvam, tokiam miško, manau, kietam keliukė, kai būna tokia kieta miško danga. Netgi ir kietam žvyrkeliu supluktam viskas normalu. Bet tas, kuris buvo tik šviežiai užpiltas, buvo tai įdomu buvo. Apsidžiaugiai, kad lankus turi, gal neteko panaudoti jų dar? Neteko dar kristi motociklų?
Ne. Ne? Ne. Ir atkelt nuo žemės neteko. Vat įdomu dar būtų, ant kiek sunku jį pakelt nuo žemės, bet nebandysim. Nu, gal nebandysim. To dalyko šiandien. Gerai, tai gal tada viskas. Manau, kad viską gal aptariam, ne? Ką norėjom, viską pasakei, ką norėjau. Taip, rekomenduoju šitą puikų motociklą. Gerai, tai ką, ačiū tau, ačiū visiems, kad žiūrėjot, tuo mes turbūt ir užbaigsim šiandienos apžvalgą. Tikiuosi patiko, rašykit, ko norėtumėt toliau, kad jau pradėjom adventure segmentą, tai gal tęskim su adventure'ais. Tai va, tai ką, ačiū tau, Artūrai, spaudžiu dešinę, paleidžiu tave namo, nes mūsų tuoj sukandžiu sudai. Čiau, chebra, iki. Nu ką, man atrodo viskas gerai, ne? Pamatysim. 26 minutės. Oho. Tai Mes jau čia tokioj tamsoj sėdėjom, žinok. Bet jeigu ką, mes karpysim. Nu, nežiūrėk, tu gali ten žiūrėti. Aš nesuprantu, kas tau yra. Žiūrėk, kalbė su manim, tai tipo, taip. Bliamba, kaip su kitais paprasta buvo, atsisėdai, žinai, ten visi va dar jaudinas, žinai, va šitai pakalbėjom, o tas, supranti, sėdi. Nu, ką norit. Ko norit. Tai turbūt visi motociklai geri yra, kuriuos gamino vartotojo pasirinkimas, yra kam grožis, kaina, pravažumas. Ne? Ne. Koks atsakymas? Koks, atsiprašau, mokytoja, koks atsakymas. Vis tiek neturi pinigų, kad tame dirbi. Būtų gerai, tas autopilotas, kad būtų, nu, nėra, tai ką aš dar didėsiu. Tai ką man dabar daryti? Kažkur tau Skambik į Japoniją. Skūskis. Va, skundų lapas, išeistų jausmų lapą užpildyti. 2 hours later. Gerai, viskas. Nu, nežiūrėk, kaip mane gerai. Ne, nu rimtai. Susisuksiu gerai. Susuk. Arba išeik iš kambarį, išeik iš manęs. Tai pareigai kamerą žiūrėti, ne? Ir po to ateisi. Po kažkiek laiko pakviesi ir taip jau galėsi. Ar tu pakalbėsi, aš teisiu, ne? Nu, Gerai. pakalbėsiu apie Transalpų, tada tu galėsi ateiti. Gerai. Iš kito šono. Nesąmonė. Štai kaip tu. Pėsi protą. Durnė. Bobos nemoka vairuoti vis tiek. Gerai, tai tu čia pasakoji. Ne, tai kur tu išėjai, tai sėdėk. Tai sakai, eit gali. Tai sėdėk. Ne, tu sėdėk, bet nežiūrėk į mane, gerai? Kol susikaupsi, praeisi 10 minučių. Ne, tai tu sėdėk, bet nežiūrėk į mane, gerai? Gerai. Padaryk atsispaudimų, gal dar biški, žinai? Porą, ne? Daugiau nemoku. Gerai, viskas, nesijuok dabar, susikaup. Tokie, žinai, kur galėjau susimušę, o čia už kaklo stovi ir paskutinis kadras, kur taip išspiria, žinai, pro duris. Šuo tavo? Ne, šuo namie. Šuo tavo, dar prabėgši.